kariai! Pirmas, antras būriai laisvai. Mane visada būdavo įdomu, ką veikia kariškiai. Ir norėjau tapti kariškį dėl tėčio ir brolio, nes jie irgi. Dėl to atėjai šitą projektą, ar ne? Aš pats domiuos kariuomenę, viskas susijęs su kariuomenė, tai man čia yra kaip brolis, tai atėjau ir norėsiu mokytis. Kaip pirma diena, kaip jautiesi? Puikiai, labai viskas patinka. Niekas neišgąsdino? Ne. Ilgai galvojau, nes aš noriu savo ateitį susijęti kažką su Lietuvos kariuomenė. Tai aš žiūrėdamas pro tinklapį pamačiau, kad jūs tokią rengiat programą, tai galvoju prisijungsiu, įgausiu dar daugiau patirties prieš pačią akademiją, gal kažko irgi naujo išmoksiu. Iš pradžių buvo toksai mažas jaudulys, bet dabar pabuvęs, įsivažiavau truputį, tai praktiškai dingo tas jaudulys. Iš tikrųjų buvo, kad tėvai kažką pasakė ir kadangi mano senelis tiek buvo iš kariuomenė, viskas man visai patiko ir aš nuo pradinių norėjau iš tikrųjų kažką su kariuomenė viską, tai aš pagalvojau, kad gal pabandysiu, jeigu ką. Kai rinkausi gimnaziją, man mama užmatė ir pasiūlė, kad mūsų Antakalnio gimnazijoje yra tokia programa. Ir jinai man pasiūlė, ar aš noriu tai išbandyti. Ir aš tiesiog sutikau, nes man labai įdomu, kaip čia viskas. Man direktorius pasiūlė. Ir kaip? Ir man visai patiko. Pati mintis patiko, ar tu visą laiką norėjai, ar kaip čia gal? Aš visą laiką tokios mokyklos ieškojau.